Naudingi, man atrodo, yra daugiausiai giminiai. Vaikams, anūkams ir proanūkiams. Todėl, kad, sako, žmogus išlieka tik 3 kartose gyvas. Žinoma, išlieki ne tik tai giminiai. Tiek metų išdirbus mokykloje, kiek pro mane praėjo moksleivių, kiek jų gyvena, kiek matė ir dabar gyvena. Štai pavyzdžiui, šiais metais susitiko mano vienintelė išleista laida po 45 metų. Jie pažiūrėję, pamatę. Na, o dabar juk gimnazija mūsų, Saulės gimnazija. Aš manau, kada nors panaudos tą medžiagą. Dabar, kol aš vaikštau gyva, kol einu tais pačiais takais kaip mokytojai ir mokiniai, gimnazistai, tai aš su jais pasikalbu. Apšnekam mokyklos reikalus. O be to, miestelį savo aš sutinku savo buvusius mokinius. Jie dabar tėvai, jie dabar patys ir seneliai. Pasidariau lyg tai žymenybė. Vienas anksčiau pažiūri per televizorių, kitas vėliau pamato. Na, pirmoji apie tai prabilo sesuo iš Šiaulių, po to kaimynas esperantininkas, mokytojas, ateik, sako, pažiūrėk, tave rodo per televiziją. Nu, sakau, kad aš niekur nieko nesirodžiau toj televizijoje. Na, o šiaip aš gal ir dėkinga tai savo anūkei Gabrieliai, kad ji mane parodė visai Lietuvai.